Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras šiemet atnaujino infrastruktūrą. Pokyčių tikslas – plėsti paslaugų spektrą, gerinti jų kokybę bei prieinamumą ir kurti optimalias darbo sąlygas. Pirmajame palaikomojo gydymo ir saugos skyriuje atnaujintas vienas svarbiausių – procedūrų kabinetas. Gydymo ir diagnostikos procedūrų metu komfortą net karščiausiomis dienomis nuo šiol užtikrina oro kondicionieriai. Aplinka tapo patogesnė ir prieinamesnė. Antrajame saugos skyriuje įrengtos 4 naujos šviesios ir erdvios patalpos, pacientams suteikiančios daugiau patogumo, o personalui geresnės darbo sąlygas. Šiame skyriuje įrengta 2 patalpų socialinė erdvė, mini virtuvėlė su valgomuoju bei salė grupinėms ergoterapijos, kineziterapijos veikloms ar renginiams. Skyriuje įrengtas naujas erdvus liftas, užtikrinantis patogų pacientų pervežimą. Jame telpa gultas arba 2 neįgaliojo vežimėliai. Saugos ligoninės sode suformuoti ir apgenėti medžiai. Tai svarbi poilsio, ramybės ir atsipalaidavimo zona pacientams. 2024 metais atnaujinti šeimos medicinos skyriaus procedūrų, EKG, chirurgijos, profilaktinių patikrinimų kabinetai, įrengti nauji kabinetai šeimos gydytojams ir slaugytojams. Kabinetuose įrengtas oro kondicionavimas, atliktas remontas, įsigyti nauji baldai ir įranga. Profilaktikos kabinete sumontuota klausos ir regos tikrinimo įranga, kūno sudėties analizatorius. Įrengtas infekcijų kontrolės kabinetas su 2 įėjimais, leidžiančiais valdyti srautus užkrečiamųjų ligų protrūkio atveju. Po registratūros pertvarkos sukurta nauja laukiamojo zona. Atnaujinus informacinę sistemą ir kasos aparatą, supaprastintas atsiskaitimas už mokamas paslaugas. Visi procesai skaitmenizuoti, tai palengvino medicinos personalo darbą. 2024 metais centre įrengtas odontologijos skyrius. 2 gydytojų odontologų kabinetai, burnos higienisto ir rentgeno kabinetai užtikrins pacientams galimybę gauti visapusišką odontologinę priežiūrą vienoje vietoje. Įstaiga įsigijo 4 naujus elektromobilius, skirtus pacientų ir personalo reikmėms. Jų įkrovai bei pastato oro kondicionavimo sistemoms energiją tiekia ant stogo įrengti fotovoltiniai elementai. Nuolatinis tobulėjimas ir investicijos į infrastruktūrą padeda Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centrui kurti aplinką, kurioje pacientai jaučiasi saugiai, o medikai gali skirti visą dėmesį svarbiausiam – sveikatos priežiūrai.